reklama. Komikonas Katovicai, Intel Extreme Masters. Labai didelis dėkui Monsteriui už tai, kad gali mums tokius dalykus padaryti. Pasikviesti, pabūti ir pamatyti. Pažiūrėkit, kiek žmonių sėdi ir tiesiog. Aš tik tai per filmukas, kaip League of Legends finalų žiūrėdavau kažkada seniai, matydavau tokius ir negalėdavau suvokti, kad kiek žmonių susirenka į tokius dalykus. Praeitų metų čempionai G2 prieš Face Claną, tai čia big varžybos dabar. To atsidarė su šitom varžybom, taurį atnešė, žodžiu, žiauriai, productionas labai geras. Atmosfera yra įspūdinga. Dar kartą pasikartosiu, kad jau buvo svajonė seniai žiūrėdavau tokius finalus, didžiųjų disciplinų sporto, tokių kaip Counter-Strike'as finalus ir norėjau čia būti, dabar aš esu. Labai fainai. Iš karto dabar galiu pasakyti, kad pirmasis pusfinalis, kuris buvo, tai buvo amžius prieš jaunystę, patirtis prieš jaunystę ir dar turiu galimybių ir aš galbūt šitame sporte vadinamajam. Dabar esame ekspozicijų salėje Intel Extreme Masters ir čia mes turime visus šito renginio partnerius ir žmonės, kurie lėkia prieš kadras. Visus renginio partnerius, kurie turi savo integraciją, savo stendus ir daug įvairiausių sprendimų yra priimtų ir gerų, ir blogų, ir netgi tokių, kurių galbūt net nereikėjo priimti. Iš esmės galima pasigrožėti, galima pasimokyti, ką mums galbūt reikėtų pasidaryti Komikone, ko galbūt nereikėtų pasidaryti. Ir jau turiu ką užsirašyti į savo knygutę. SSD galim laimėti, važiuojam. Dobra odpowiedź to... Pamięci jakbyście oglądali nasze... Net negaliu čia skaityti ir per galvas nematau. Šiaip apskritai visoje erdvėje yra labai daug žaidimo vietų, ko galbūt Komikone truputėlį žinom ir iš jūsų komentarų, kad mums to trūksta ir šiais metais stengsimės truputėlį jų daugiau padaryti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pajausti, patirti naujas technologijas, naujų žaidimų ir taip toliau. Tai čia yra daugiau, tas yra faina, nes daug vietos yra padaryta. Bet net ir tokiam renginyje yra keistų sprendimų padaryta. Turim stendą, kur integracija kaip ir gera, žaidžia komandom 5 prieš 5 prieš kitus, bet keisti stalai pasirinkti, laptopai pajungti prie monitorių, pelės tik paliktos, jokių klaviatūrų, šviesa ligoninės, žodžiu, labai nėra jauku. Eilė kaip Komikone pas mus prie aktorių, tai čia Komikui stovi prie pašos. Kažkas vyksta ir labai juokinga, nes su Julium stovim ir galvojam apie ką visas šitas performances ant scenos, nes nieko nesuprantam, kaip nieks angliškai nieko nesako, bet įsivaizduojam, kad kas ilgiau išlaikys kompą, galimai gausiai, tai dabar stovim, laukiam. Tiesiogiai iš Intel Extreme Masters, kaip matome, lenkiškas FIFO's turnyras FC24. Linkėjimo, Modestai.
čia eini ir atrodo, kad į kokią kažkas varžybas eini, o iš tikrųjų ne, čia yra mano šeima. Bro, of course Face Clan won. Whoever doubted, anyone who doubted is a fucking idiot. Let's go, Face Clan. Woo! Woo! Tai va toks tas savaitgalis Katovicai ir iš tikrųjų nesvarbu, kas laimėjo, ar tavo favoritai, ar ne tavo favoritai, bet esmė buvo pajausti visą tą svajonę. Kažkada, kai turėjai tą svajonę, atvykti į tokį renginį ir mes atvykom. Dėka Monsterio, ačiū labai didelis dėkui. Jūs nematėt, bet mums čia perstatė net šitą automašiną. Dar kartą didelis dėkui visiems, kas prisidedat prie Comic-Cono, kas mylit mus, kas leidžiat puoselėti šitą pop kultūrą ir linkėjimai iš Katovicės, o mes išsijungiame.